Saulėtas, šiltas rugsėjo sekmadienis. Važiuoju į Obelius. Obeliuose obelinė šventė. Noriu pažiūrėti. Autobusų stotelė kažkada švytėjo linksmomis spalvomis. Dabar spalvos nubluko, o ant talentingų menininkų vizijų mažiau talentingi, tačiau gerai apie save manantys Obelių gyventojai ir svečiai paliko savo ženklus. Gal nebedaug kas ir atmena, kas šiuos piešinius sukūrė. O aš žinau, prieš 5 metus, kad laukiančių autobuso žmonių negraužtų liūdesys, šios piešinius kūrė Kristė Sima Vika. Daugiau vardų dėja neradau. Štai kaip tai atrodė 2005 metų birželį. Kur jūs dabar? Tačiau, kaip matote, menas nepranyksta be pėdsako, nublukęs spalvos ant stotelės sienos dabar bus gyvos šiame mano filme. O dabar eikime į Kalnėn, į Obelių centrą. Šaligatvis ir namai prie jo beveik tokie patys kaip prieš 30 metų. Šiame namelėje tuomet buvo knygynas, toks prieblandoje skendintis stebuklingas kambarys. Mano kambario lentynose dar tebėra čia sutiktų knygų. Jų lapai gelstelėję, tačiau dvasia, kaip sakoma, gyva. Namas su kolonomis irgi mažai pasikeitęs. Pamatę, kad fotografuoju, užkalbino 2 obeliečiai. Jie buvo draugiški, bet nelabai laimingi. Vienas pasigodė, kad po vakarykščių obelinių nežmoniškai skauda galvą, o pinigai vaistams pirkti bus tik 16. Užjaučiau, žinoma. Nusileidau takeliu paežerėn ir pro sąvašynus pažvelgiau į vandenį ir dangų. Grįžau į aikštę, kur susiduria keliai. Į kairę pasukęs keliausi į Rokiškį, į dešinę Dusetas, o tiesiai pro bažnyčią į užsienį, į Latviją. Patraukiau link bažnyčios. Žmonės jau rinkosi atlaidų. Vėliavos buvo parengtos procesijai ir sodrūs balsai giedojo giesmes. Gerai giedojo, bet taip ir turi būti Obeliuose, kur kažkada vargonininkavo pats Mikas Petrauskas. Štai ir procesija. Pastovėjau ir pažiūrėjau į šventiškai pasipuošusius Obelių žmones. Po to vėl grįžau į miestelį. Patraukiau link Reunos upės, kuri prateka tarp 2 ežerų. Ten yra viena romantiška vieta, ją norėjau aplankyti. Gatvė buvo tuščia, jokių praeivių, geltoni lapai krituoliai ant šaligatvio, rudenėjo. Pabuvau prie namo, kuriame kažkada buvo mokykla, o dabar Obelių istorijos muziejus. Perėjau upę ir patraukiau paupiu. Iš pradžių takas buvo nieko sau, po to vis labiau drėko, o ežerui priartėjus takas pavirto upeliu, vandens iki kelių ir žygis vis sunkėja. Taip ir nepasiekiau tikslo. Todėl parodysiu, kaip ta vieta, į kurią keliavau, atrodė prieš keletą metų. Kai grįžau į miestelį, žmonės jau skirstėsi po pamaldų. Dauguma namo, o kai kas prie buvusios mokyklos pastato dar pašvęsti. Ir aš ten pasukau. Pasižiūrėjau gamtos ir žmonių meno bei madų.
gražios moterys, gražios jų skrybėlaitės. Po to pavaikščiojau po parką, kuriame vinguriuoja nedidelis upelis, lyg delsdamas, lyg nenorėdamas išnykti ežero vandenyse. Nuėjau prie senojo obelių malūno, kuris prieš 5 metus atrodė taip. O dabar atgaivintas ir traukia keleivius užsukti. Malūnas stovi gal jau 150 metų. Stovėjo ir žiūrėjo, kaip keliu važiavo į turgų arkliniai vežimai, vėliau iš lėto į kalvą ir pakalnėn riedėjo socializmas, o štai dabar ilgais krovininiais automobiliais lekia naujųjų laikų kapitalizmas. Vargas jai užkliudys. Pasižvalgiau po apylinkės, o po to susiradau kalnelį, kuriame į dangų stiepėsi pušis, o į žemę smenga akmenys. Šiame kalnelyje rado poilsį senųjų obelių žydai. Jie čia po šiais akmenimis, su iškaltais ženklais, suguldyti senatvės ir ligų. Yra obelių apylinkėse dar ir kita vieta, kur suguldyti miestelėje gyvenę žydai. Ten jų daug, apie 1000. Ir ne senatvė švelniai prilenkė prie žemės, bet kulkų kruša. Grįžau atgal. Žmonės kirstėsi po šventės. Į keliuką išbėgę šunelis mane aplojo. Tu čia svetimas, svetimas, vis kartojo jis. Žinau, atsakiau aš. Tačiau būdamas čia savas, neturėtum taip sureikšminti savo padėties. Ji visada gali pasikeisti. Visur ir visada būni saugus ir savas tik trumpą laiką.